Sveiki draugai, noriu šiek tiek paaiškinti esamą situaciją. Tie, kas žiūrėjo mano paskutinius video, turbūt pagalvojo, apie ką kalba tas džiūsna, apie kokius maisto papildus, apie kokią mitybą masę ir panašiai jisai tenais kalba. Taigi, po mano tos trumpos 3 savaičių transformacijos aš nutariau, kad šiek tiek pailsėsiu dėl kelių priežasčių. Pirmoji priežastis tai buvo ta, kad aš norėjau duoti pailsėti savo kūnui, kad mano kūnas pailsėtų nuo gan didelio baltymų kiekio mano kūno masiai, kad jisai šiek tiek reabilituotųsi. Kita priežastis tai buvo, mes išvažiavom ilsėtis ir poilsio metu visur tasyti su savo taše, su pagamintų maistu irgi gan nepatogu. Dar viena priežastis, tai aš jau tada buvau suplanavęs, kad maždaug nuo rugsėjo pradžios aš pradėsiu kitą transformaciją, tai yra masės auginimo, bus programa padaryta, jūsų dar tai laukia ateityje. Ir paskutinė turbūt priežastis pagrindinė buvo ir ta, kad aš nusprendžiau visgi nors kartą gyvenime įveikti 42 km, tai yra prabėgti maratoną. Taigi, jeigu viskas ok bus, tai arba rugpjūčio paskutinę savaitę, arba rugsėjo pačioj pradžioj, aš dėl savęs bėgsiu 42 km, pabandysiu įveikti ir įveiksiu maratoną, nufilmuosim trumpą video. Kodėl būtent nusprendžiau bėgti vienas, o nedalyvauti Vilniaus maratone? Dėl to, kad Vilniaus maratonas, jeigu aš neklystu, ima 30 eurų, apie 100 litų mokestį, tai aš nusprendžiau geriau tuos 30 eurų įveikęs maratoną aš paaukosiu arba vaikams, arba kokiem nors gyvūnams, kokiem nors fondui. Taigi, šitas video yra skirtas jums, aš noriu kreipti jūs žiūrovai, noriu, kad jūs palaikytumėt mane, palaikytumėt mano idėją ir bent nors po 1 eurą paaukotumėt bet kokiam fondui, suteiktumėt bet kokią paramą tiem patiem, galbūt vaikam, gyvūnam, galbūt kokiai nors ligoninė pervesit pinigą. Ir jeigu jums nesunku padarę tai, padarykit screenshotą ir įdėkite šitą paveikslėlį komentaruose po šio video. Taip mes agituosim vienas kitą paaukoti bent minimalią sumą, 1 euro, manau, užteks. Bet jeigu susirinks nors kažkiek žmonių, kurie padės sergantiems gal kažkuo, gal begloviams gyvūnams arba našlaičiams vaikams, aš manau, tai būtų super idėja ir tikrai įkvėptumėt ir mane, ir vienas kitą. Taigi laukiu jūsų paramos, laukiu jūsų palaikymo ir susimatysim jau, kada įveiksiu 42 km.